Nežiūrėkit į apgaulingas pasakas. To, ko tu pamatai, tai nėra iš tikrųjų taip. Reikia kartais pavyzdžiui, pas mane buvo tokių situacijų. Pasigilini ten atrodo gražu, pasaka sulipdyta, o ten viduje viskas subirę pas tuos žmonės. Ten jie gražų įvaizdį turi, o viduje viens kito nekenčia, nemyli, eina į šoną, bet niekas to nežino, kad ten taip vyksta. Tai va. Hebra. Ne visada tai būna. Gražus įvaizdis labai sudaro kitiems, žinai. O iš tikrųjų taip nėra. Ne pas visus, bet tai būna dažniausiai. Tai va. Arba kai žmogus bando nuslėpti, kad žmogus myli visiškai kitą žmogų ir bando nuslėpti. Aida, tai kada aš nebuvau protingas? Aš visada protingas, aš tau sakau, kada aš, Aida, nebuvau protingas. Va. Aš visada, ką man reikia, aš matau geriau negu įsivaizduoju. Tai va, tik tiek galiu pasakyti. Ne visi tą supranta, žinai. Pas mane visokių situacijų buvę. Tai va. Yra žiauru kartais. Kaip yra, taip yra, žinai. Nėra taip, kaip nupiešta balta pūkuotuku. Tai va, čia aš pavyzdžiui, kodėl aš ir galėčiau vaidyti, kad aš turtingas, kad aš ten pinigų daug kažką turiu. Galėčiau dėl kontento daryti tenais ir meluoti tenais ir aš nemeluoju, galėčiau eiti oficialias kovas žaisti ir sakyčiau, mane tapinkit, hebra, ir kodėl aš to nedarau? Kodėl aš to nedarau? Todėl, kad man nerūpi šitie dalykai. Tai va. Aš nieko nemeluoju, Pauliau. Tau tik taip atrodo, kad tau meluoju gyvenime. Tu pats esi melas gyvenime. Tai va, tokį žmogų. Tai va, kodėl aš tokio dalyko nesirenku? Man nerūpi, hebra. Ačiū, Edita, kad esu unikalus, dėkui. Tai va, man tokie dalykai nerūpi, žinai, aš geriau būsiu ubagas, nieko neturėsiu, bet kam taip daryti? Kam to daryti? Kam? Ačiū, Edita. Kam tai daryti, kam ten meluoti žmonėm, kad mane tapintų, palaikytų dėl dovanėlių, kad ten kažkas ir panašiai, kad aš nusimausiu kažkokią nesąmonę darysiu per laivą, į savęs tyčiuotųsi darysiuose. Man to nereikia, aš netoks esu. Tai va. Ir man to nereikia. Tai va. Ir man to nereikia, aš esu paprastas žmogus. Tai va, man yra pochui, žinai. Ateis tokia diena, hebra, aš patrauksiu savo keliu, išeisiu, eisiu kažką kitą užsimsiu, nebendrausiu. Tai va. O dėl ko aš Paulio meluočiau? Dėl ko Paulio aš meluočiau?
tu Pauliau čia ateini, prisikabini dėl kažko, aš meluočiau. Pauliau, aš turiu iš ko gyventi, man tas tik tokas pochvai. Aš pinigų nerenku. Ar tu supranti, aš ateinu čia praleisti laiką, man nusispjautų. Į followerius nusispjautų. Aš paaiškinsiu dar ties. Man followeriai, peržiūros yra pochvai. Man nusispjauti į visą šitą dalyką, aš ateinu su žmonėm pakalbėti, pabendrauti, pašnekėti. Man yra pochvai, supranti, Pauliau. Jeigu tau rūpi peržiūros, rūpi iš TikToko uždirbti pinigų, tai tu ir eik ir uždirbinės. Bet jeigu aš čia sėdėčiau dėl pinigų, aš maždaug, jau aš dabar turėčiau būti milijonierius, 1000 uždirbti ir čia sėdėdamas. Tai va, tik tiek galiu ką pasakyti. Tai aš tau ką noriu tiesiog pasakyti, tiesiog, kad aš ateinu čia tik šiaip savo laiką prastumti. Tai va, laiką praleisti, padainuoti, parodyti žmonėm, ką sugebu. O man yra vienodai rodo, supranti, kaip jums tenais, man kartais. Tai va, kai kitiems tenais, jums vaikučiai rūpi, Pauliau, tau rūpi peržiūros, kai tu ten dediesi fotkės, kai tu ten viską, tau ten rūpi tos peržiūros, man nusispjaudžinai tas peržiūros gyvenime. Tai va, man neįdomu tos peržiūros žmogau, man pochvai. Tai va. Supratot. O kad jūs čia man heitą rašot, gaiškit laiką, toliau jūsų čia gyvenimas gaišimas laikas. Tai jūs gaištat laiką, ne aš. Tai va. Aš apie ką norėjau visada pakalbėti ir pasakysiu, kad man nusispjauti į peržiūrą. Jūs atėję, gaištat laiką, rašinėdami savo negatyvius komentarus, nes jūs neturit gyvenimo. Viskas. Matyt, tiek pasakyti. Ir pasakysiu tie, kurie negatyvius komentarus rašo. Tai jūs durnesni už visus. Tai va. Gyvenime, tik tiek galiu pasakyti. Tai žinai, Edita, jie neturi savo gyvenimo už tai pavydę. Jie būtų normalūs, ne? Kas nepatiktų, jie paimtų, užsiblokuotų ir nebežiūrėtų Edita. Tai ir va ir viskas, Ir viskas, ir neapsikrautų. Aš, pavyzdžiui, kodėl aš niekam nepavydžiu? Nes man pochvai, man svarbu, kad kažkam seka. Tai va. Aš gyvenu savo gyvenimą, svarbu kitiems sekasi.
Ne, nesušals. Ne. Pasakojo, žmonės kartais nelaimingi. Va, kai šitie heiteriukai, jie yra nelaimingi dėl to, tie laimingi yra šitie žmogeliukai kiti. Tai va, jie yra nelaimingi. Tai va, jie būtų normalūs, jie net neapsikrautų. Tai va. Jiem būtų pochui. Tai va. Aš už jokią teisybę nepykstu. Dėl ko aš turėčiau pykti už teisybę? Tu sugalvoji visą savo teisybę gyvenime, tu lendi pas mane, tu maldauji dėmesio, nes tu gyvenime esi nelaimingas, tai už tai tu ir dėmesio ieškai pas mane. Na. Nes berašydamas už kokią teisybę tavo sukurtą fantaziją, kad tu gaišti laiką, man tai 100... Kas buvo? Kurva, biškį dirbau. Kas čia buvo? Metalas į smūkį parskridau. Ai. Tai, vienu žodžiu, tai va, jūs patys apsikraunat svetimais reikalais, gyvenimais apsikraunat ir domitės kitų žmonių gyvenimus, praeitim domitės, kad ką jie padarė, už ką sėdėjo, už kokius nusikaltimus, už ką. Jūs neturit kiti savo gyvenimo, va, tai už tai